Labadiena, gerbiami žiūrovai. Sveiki atvykę į laidų ciklą Lemtingi istorijos posūkiai. Šiandien leisimės į protą žadinančią kelionę laiku, kuri kviečia mus ne tik žvelgti į praeitį, bet ir įsivaizduoti, kas būtų, jeigu istorijos įvykiai būtų pakrypę kitą linkme. Alternatyvios istorijos koncepcija leidžia mums giliau suvokti, kodėl to meto lyderiai priėmė būtent tuos, o ne kitus sprendimus. Atskleisti neišpildytas galimybės ir permąstyti savos valstybės raidą bei tapatybę. Šiandienos laidos tema – kas būtų, jeigu 1926 m. gruodžio 17 dienos perversmas nebūtų sėkmingas. Nagrinėsime, kaip Lietuvos politinė raida būtų pasikeitusi, jei po šio įvykio nebūtų įvestas autoritarinis režimas. Svarstant apie 1926 metų perversmą ir kaip galėjo alternatyviai susiklostyti Lietuvos istorija, jeigu jis nebūtų įvykęs arba jis būtų nepavykęs, vis tiek reikia pirmą nuspiešti tą peizažą, o kodėl jis įvyksta. Tai yra, kokios jėgos nulėmė, kad tas perversmas įvyksta, kokios politinės įtampos faktoriai elituose Lietuvoje lemia, kad dalis bent jau karininkijos ir politikų nusprendžia, kad reikia žengti šį žingsnį. Aš gal pirmiausia tai pradėčiau nuo to, kad 1926 m. gruodžio 17 perversmas yra rimtas riboženklis tarpukario Lietuvos istorijoje. Pirmiausia, atskiriantis demokratinę ir autoritarinę valstybės santvarką. Ir aišku, tai yra politinės vyriausybės ir politinės valdžios pakeitimas ginkluotojų būdu, arba grasinant panaudoti ginkluotąją jėgą, ir ją panaudojant. Dabar priežastys iš esmės yra visiškai politinės, kadangi ją įvykdžiusios jėgos, tai yra Lietuvos tautininkų sąjunga, Lietuvos krikščionių demokratų partija ir ją ištikima karininkija abiem šitoms jėgoms, visos jos anksčiau ar vėliau pradėjo mąstyti apie valdžios pakeitimą kariniu būdu. Anksčiausiai, aišku, tą pradėjo daryti slaptoji karininkų sąjunga, faktiškai nuo 1921 metų. Jos atsišaukimuose galima matyti idėjas apie tai, kad reikia nuversti vyriausybę tokiu kariniu būdu. Vėliau, aišku, 1924 metais įsikūrus Lietuvos tautininkų sąjungai, apie tai pradėta mąstyti ir tautininkų sąjungos sluoksniuose. Na ir pati paskutinė jėga, jėgos atstovai, kurie pradėjo mąstyti apie perversmą, tai aišku Lietuvos krikščionių demokratų partija. Ir čia aišku esminis momentas yra 1926 metų Seimo rinkimai. Faktiškai visą laiką nuo pats steigiamojo Seimo politinėme spektre dominavę krikščionys demokratai, jie prarado valdžią. Vyriausybę sudarė koalicinė valstiečių liaudininkų, socialdemokratų ir tautinių mažumų vyriausybė. Nustūmė labai trapę mažumą, sakyčiau taip, labai trapių skaičiumi, nustūmė krikščionis demokratus nuo valdžios ir jie su jie negalėjo susitaikyti. Ir 26 metų rudenį krikščionis demokratai pradėjo svarstyti apie karinę perversmą. Padarė. O kodėl būtent Antanas Smetona tampa ta politinė figūra, kuri iškyla kaip autoritarinis prezidentas po perversminėje Lietuvoje? Kas yra būtent apie Antaną Smetoną kaip politinė figūra, lyderį, tokio, kad jisai štai šias tris, sakykime, jėgas sutelkia ir tarsi yra ir kartu kompromisinė figūra jom visom? Aš nemanyčiau, kad jisai yra kompromisinė figūra, ypatingai turint omeny Lietuvos tautininkų sąjungą ir Lietuvos krikščionius demokratus. Aišku, abidvi jėgas vienija tai, kad jie yra opozicijoje. Tai vienas yra momentas. Bet antras, nemažiau svarbus momentas, kad Lietuvos tautininkų sąjunga turi daug rimtesnę karinę jėgą, kuri perversmo metu atlieka patį juodžiausią darbą, tai yra suima vyriausybės narius, izoliuoja prezidentą. Ir čia, man atrodo, yra labai svarbus aspektas, kadangi nuo gruodžio 17 iki gruodžio 19 dienos mes turime labai įdomų laikotarpį, 2 parų, kuomet prezidentas Kasius Grinius atleidžia vyriausybę, paskiria premjerų arba ministrų pirmininkų Augustiną Valdemarą ir pats atsistatydina, tačiau iki to laiko vyksta valdžios dėliojimo scenarijus. Šaltiniai labai skurdus, bet jie rodo, kad karininkija stipriai pasisako už Antano Smetonos poziciją, reiškiasi
pasisako už Antano Smetoną, palaiko Antano Smetonos kandidatūrą į prezidento postą. Bet aišku, čia labai skurdžiai šaltiniais paremta versija. Na, kalbant apie tą poperversminę Lietuvą, tai vis tiek reikia pasakyti, atskiriam, ar net tarsi demokratinį ir autoritarinį tarpukario Lietuvos laikotarpį. Neabejotinai, kad bendrai visa tarpukario respublika sukuria daug intelektualinių, kultūrinių pasiekimų, kurie yra labai reikšmingi, galų galia subrandina tą kartą, kuri tampa partizaninio judėjimo pagrindu ir pagrindinė jėga. Čia toksai laikotarpis, kurį taip sunku vienareikšmiškai įvertinti. Vieni labai taip su pejoratyvais žvelgia į tą autoritarinį laikotarpį, kiti galbūt sako, kad tai buvo toksai aksominė diktatūra, šiek tiek toksai švelnus autoritarizmas ir panašiai, bet bendrai žiūrint, kaip keitėsi, sakykime, politinių institutų funkcionavimas tuo poperversminiu laikotarpiu. Kaip iš tos dienos žvelgiant, kas valstybėje vyksta? Sakyčiau, čia įsiskiria gal 3 tokie laikotarpiai. Tai pirmasis laikotarpis 1927-29 metai, kol ministro pirmininko pareigas eina Augustinas Voldemaras, o Antanas Smetona yra prezidentas. Tai šitoje vietoje, aišku, pirmiausia yra atsikratoma politinių oponentų. Tai yra krikščionių demokratų, kiek vėliau yra paleidžiamas, reiškiasi, Seimas, kartu yra politinės partijos paverčiamos rovėmis jau 4-ame dešimtmetyje. Ir faktiškai Augustinas Voldemaras, jisai dominuoja valstybės užsienio politiką ir kartu, man atrodo, tai yra svarbu pabrėžti, jeigu iki perversmo mes turėjome dešiniąsias radikaliąsias jėgas labiau veikiančias pogrindyje, tai vis dėlto po perversmo jos išeina į visuomenės tokią areną, sukuriama tautinio darbo apsauga ir kuri pasivadina Geležinio vilko vardu. Ir jinai stipriai pradeda garbinti Voldemarą ir šią prasme tampa tokia jėgos atrama Augustinui Voldemarui. Ir aišku, čia natūralu, 29 metų rudenį vyksta tarp šitų dviejų Antano Smetoną ir Augustiną Voldemarą palaikančių jėgų ir kartu perversmą padariusių jėgų įtampa. Ir aišku, Augustinas Voldemaras yra nušalinamas nuo valdžios, o jam ištikimas Geležinis vilkas yra nušalinamas. Tai čia sakyčiau, kad maždaug nuo 30-ųjų metų valdo Antanas Smetona. Bet po to, man atrodo, pagrindinius smūgius vis dėlto suduoda išoriniai faktoriai. Tai yra Lenkijos ultimatumas dėl diplomatinių santykių užmezgimo, toliau sutartis su Vokietija dėl Klaipėdos krašto prijungimo prie Vokietijos ir galiausiai 1940 metų birželio 15-osios ultimatumas. Šitoje vietoje autoritarinis režimas patiria, man atrodo, išbandymus, kurių neatlaiko. Taip, su kuo tas susiję? Tai mes po Lenkijos ultimatumo, taip, kadangi yra priimamas didžiausio ideologinio, mitologinio ir kokio dar norite visokio kitokio priešo ultimatumas, diplomatiniu būdu yra atstatomi, reiškiasi, politiniai santykiai užmesgami 1938 metais. Krenta vyriausybė. Taip yra performuojama vyriausybė, kiek vėliau vyriausybė tampa ją įtraukiami opozicinių partijų nariai ir tą procesą turime 1940 metais. Tai šią prasme aš laikyčiau, kad gal toks stipriausias autoritarizmo laikotarpis Lietuvoje būtų gal 4-10-mečio pradžioje. Vis dėlto vėliau Antanas Smetona susiduria su konkurentais. Jūs taip pat parašėt knygą apie kariuomenės ir visuomenės santykius tarpukario Lietuvoje ir čia yra įdomus klausimas, o kaip keičiasi su tuo politinio režimo pasikeitimu, kaip keičiasi Lietuvos kariuomenė. Nes jau minėjot, kad reikšminga dalis, ar ne, karininkijos tą perversmą palaiko ir padeda įgyvendinti, bet kaip tai vėliau paveikia kariuomenę? Aš gal taip pasakysiu. Man atrodo, kad tiek pokytį kariuomeniai, tiek pačią valstybės struktūrą puikiai nusakė Povilas Plechavičius, dabar tiksliai nepasakysiu, 27 ar 28 metais, ar tai kariuomenės, ar valstybės nepriklausomybės šventės minėjimo metu. Jisai pasakė maždaug taip, kad kada Lietuvai grėsė bolševikinis pavojus, Lietuvos kariuomenė bedama valstybės prezidento išgelbėjo, reiškiasi, valstybė 19 metais, nepriklausomybės kovų laikotarpiu karo su bolševikais metu, tada jinai lygiai tą patį padarė dabar.
Ir viso atminties ritualai turi būti susiję su ateitimi. Ir jinai yra pasirengusi toliau vesti tautą į tokį, žygį. Tai va, šita tokia struktūrėlė, man atrodo, galvojimo jinai yra įsitvirtinusi ir Lietuvos visuomenės galvose iki šių dienų. Jos autorius yra Povilas Plechavičius ir jisai puikiai, man atrodo, iliustruoja, kokia yra kariuomenės būklė. Tai faktiškai nuo 27, 28, 29 metais kariuomenėje veikia slaptoji karininkų sąjunga. Jinai kartu su Augustinu Voldemaru šalina netautiškai, tai suprask, ne lietuviškai, reiškiasi netautiškai susipratusius, tokia savoka naudojama, reiškiasi karininkus ar menkai tautiškai susipratusius karininkus pamažu paversdama kariuomenę tokia centrinė režimo atrama. Nu ir aišku, čia dar greta to bent keli tokie svarbus poliai stovi. Greta kariuomenės institucijos, tai aišku yra Lietuvos savanorių sąjunga ir Lietuvos šaulių sąjunga, toliau karo padėties režimas, kuris yra palaikomas karo komendantų kaip institutas. Toks, labai tokia svarbi galbūt dimencija. Tai va, tai mes 4-ame dešimtmetyje turime nuo politinių jėgų išvalytą ir teisiškai Antanui Smetonai pagal karinės vadovybės įstatymą ir vėliau konstituciją pavaldžią kariuomenę su gana didelėm jo galiome. Turime ją politiškai neutralizuota, nors šiaip ir jinai perversmo, jinai buvo daugiausiai dešiniųjų pažiūrų, bent taip rodo saugumo protokolai. Nedaug ten buvo valstiečiam liaudininkam arba socialdemokratam ištikimų žmonių, karininkų turiu omenyje. Po trumpos pertraukos kalbėsimės apie tai, kas būtų, jeigu 1926 m. gruodžio 17 dienos perversmas nebūtų įvykęs. Kalbant apie gruodžio perversmą, yra be abejo alternatyvus klausimas. Kas būtų, jeigu tas perversmas nebūtų įvykęs, ar nebūtų pavykęs? Kaip galėjo klostytis ta politinė situacija? Žinau, Lietuvos istorikų tarpe jau yra šis klausimas užduotas, net yra versijų, kad galėjom gal tokios skandinaviškos socialdemokratijos kelių pasukti ir panašiai. Kaip jums pačiam atrodo? Kadangi čia svarstome alternatyvas, tai aš galvoju, kad galime svarstyti dviejose momentuose. Tai pirmas dalykas, kas būtų buvę, jeigu būtų neįvykęs perversmas, taip, ar būtų išsilaikiusi demokratinė politinė santvarka. Ir antras aspektas aš vesiu toliau. Vesiu į 1940 metus, ar būtume pasipriešinę Sovietų Sąjungos ultimatumą arba Sovietų Rusijai. Kadangi palyginamieji tyrimai leidžia išvelgti tokią mintį, kad štai Suomijoje išsilaikė demokratija ir parlamentarizmas ir visą tai nuvedė į tai, kad valstybė priešinosi, nors ir buvo ne ką geriau ginkluota ir pasirengusi nei Lietuva Sovietų Sąjungos agresija. Tai čia, man atrodo, du tokie riboženkliai. Dabar dar vienas gal momentas. Dabar grįžtant prie pirmo riboženklio, ar galėjo jisai, kaip būtų pasikeitę, ar jisai galėjo neįvykti. Aš asmeniškai galvoju, kad pats perversmas neturėjo šansų neįvykti, kadangi gal taip, 26 metų vasarą atsirado dvi jėgos, įskaitant karininkiją, kurios po vieną nebūtų pajėgios padaryti perversmą, bet veikėsdamos kartu jos buvo pajėgios. Ir įvyko, reiškiasi, perversmas. Dabar ar būtų demokratinė įsilaikusi be perversmo, aš galvoju, kad su tam tikrais apribojimais turbūt jinai galėjo išsilaikyti. Kodėl sakau su tam tikrais apribojimais? Kadangi net ir, reiškiasi, egzistuojant demokratijai Lietuvoje, egzistavo karo stovis. Toliau demokratija yra reikalinga tiek pilietinė ir ekonominė konsolidacija piliečių. Taip, kad jie būtų pakankamai išlavinti ir ekonomiškai nepriklausomi, kad galėtų labai svarbi demokratijos sąveika. Ta sąlyga buvo labai tokia sąlyginė. Bet aišku, 4-ame dešimtmetyje ta sąlyga turbūt jau būtų veikusi, reiškiasi, Lietuvos naudai, demokratijos naudai. Kadangi nuo 27 metų turime privalomą švietimą, reiškiasi, ir taip toliau. Dabar toliau, kolega Algirdas Jakubčionis turbūt prieš 20 metų yra parašęs straipsnį ir čia jisai apeliuoja būtent į tikras skandinaviškas, reiškiasi, charakteristikas, kad, reiškiasi, būtų panaikintas karo stovis, būtų daugiau
reiškiasi, dėmesio ir būtų egzistavusios piliečių, reiškiasi, laisvės ir taip toliau. Tai va, o dabar jeigu kalbant apie 40, bet dar gal čia prie šito momento aš irgi pasakysiu, jeigu mes vis dėlto apeliuojame į Suomiją kaip tokį versiją, kuomet Suomija gynėsi, tai 32 metais su Mansala sukilimu Suomija taip pat turėjo buvo labai arti karinio perversmo. Lygiai taip pat karinėme perversme dalyvavo baltieji suomiai, tai yra tie savanoriai, kurie dalyvavo Suomijos pilietinėme kare. Bet šiuo atveju senis Pekka arba tuometinis Suomijos prezidentas Vidrufudas, jisai pasielgė ryžtingai. Jisai iš esmės buvo pajėgus ir numalšino karinį perversmą. Jo nuvertimo bandymą. Liko teisės pusė. Todėl, jeigu mes vėlgi čia žiūrime iš valstiečių liaudininkų ir socialdemokratų perspektyvos Lietuvoje, jų pasakojame po perversmo mes matome daug atsiprašymų, kodėl jie to nedarė. Pas Grinius bijojau pilietinio pavojaus. Tai va. Tai dabar jeigu suvedant į tai, ką čia prišnekėjau, tai man atrodo du momentai. Pirmas momentas, kad aš galvoju, kad tik tai vienu būdu galėjo neįvykti karinis perversmas, jeigu būtų valstiečių liaudininkų ir socialdemokratų reiškiasi, partijos atstovai jam pasipriešinti. Ar jie turėjo karinę jėgą? Labai menka. Labai menka ir jinai turbūt nebūtų pajėgi atsverti. Toliau antras momentas, tai pasipriešinimas jisai leistų turbūt demokratijos plėtrai funkcionuoti toliau iki sekančių Seimo rinkimų, bent jau taip galėtume svarstyti. Dabar jeigu kalbant apie 40-osius metus, čia tie bet kokie palyginimai, man atrodo, yra vis tiek labai didelė abstrakcija. Bet tarp parlamentinių santvarkų ir piliečių noro ją ginti vis dėlto egzistuoja tiesioginis ryšys. Tad jeigu Lietuva būtų išlaikiusi demokratiją, ar net jeigu tai nebūtų tokia tobula demokratija, vis tiek tas visuomenės įtraukimas į politinį gyvenimą būtų buvęs didesnis, mes galėtume svarstyti, ar ne, kad ir tuomet įsipareigojimas ginti, ne tik abstrakčiai ar net tėvynę, bet ir tą konkrečią sanklodą, kurioje žmonės gyvena, jis būtų buvęs didesnis. Čia esminis momentas yra paskutinis posėdis. Paskutinio posėdžio metu galbūt mes būtume eliminavę galimybę, būtume eliminavę galimybę politinių partijų kovai jame. Tai yra paskutinėme posėdėje, kur keliamas klausimas 40 metų birželį yra priešintis ar nesipriešinti, ar priimame Sovietų Sąjungos ultimatumą ar nepriimame. Paties nuomonė, jeigu tai būtų demokratinė valdžia įpareigota tiesiogiai savo piliečių, turbūt būtų sviręs sprendimas pasipriešinti. Taip, jinai nebūtų tokioje poliaštrioje politinėje konkurencijoje, kuomet buvo siekiama nuversti faktiškai vyriausybę. 1940 metų tas sprendimas nesipriešinti, jis vėliau ir žvelgiant į mūsų istoriografiją, į mūsų bendrą istorinį pasakojimą, giliai toks traumuojantis įvykis. Tai yra suprantama kaip gėda, kurią reikia nuplauti ir Birželio sukilimas 41 metais, partizaninis karas vėliau yra dažnai vaizduojami kaip tas atpirkimo aktas tai nepasipriešinimo sovietiniai agresijai gėda. Ir čia yra klausimas, ar ne būtent kodėl yra nepasipriešinima. Ir vieni keletas hipotezės, kad galbūt nebuvo gerai suprantama, kas yra sovietinė Rusija, kas yra Sovietų Sąjunga, kokią tiksliai grėsmę jį atneša, arba galbūt nedemokratinio, autoritarinio laikotarpio visuomenė buvo ištikta savotiškos moralinės pilietinės anemijos, jinai nebegalėjo mobilizuotis, nebegalėjo savarankiškai veikti ir priimti sprendimo kovoti už save. Čia du yra momentai, man atrodo, yra svarbus. Jeigu kalbant apie alternatyvas, tai pirmąją alternatyvą yra kolegos karo istorikai gana neblogai išanalizavę. Tai jie svarstė, kada Lietuvai reikėjo skelbti, reiškiasi, mobilizaciją, kad sutelkti kariuomenę prie sienų ir pasipriešinti Sovietų Sąjungos kariuomenės arba Raudonosios armijos įžengimų į Lietuvos teritoriją. Aišku, jie atsirėmė į Suomijos pavyzdį. Dabar, jeigu kalbant apie politinį, kadangi mes čia svartome politinę dimensiją, taip, tarsi būtų tai, kad, reiškiasi, jeigu demokratija išlikusi, kaip būtų pasikeitęs paskutinis vyriausybės posėdis. Tai kadangi Antano Merkio vyriausybė buvo sąlyginai, į Antano Merkio vyriausybę buvo įtraukti opozicinių politinių partijų atstovai, tai yra krikščionių demokratų. Ir šitoje vietoje
Sovietų Sąjungos ultimatumas ir paskutinis posėdis Krikščionių demokratų partijai tapo tuo metu buvusiai opozicijoje, tapo tokia erdvė, kurie galėjo galvoti ir veikti, kaip nuversti Antano Merkio vyriausybę. Tai šitoje vietoje, kada yra svarstomas Sovietų Sąjungos ultimatumas, partiniai politiniai interesai, kurie yra autoritarinio režimo sąlygų ir priežasčių suformuoti, jie pradėjo veikti valstybei lemtingų laikotarpių. Tai čia tik tai šitoje vietoje, man atrodo, galėtų būti, reiškiasi, tokia rimtesnė alternatyva. Ar opozicinės jėgos siekio nuversti vyriausybę eliminavimas būtų reiškęs Lietuvos priešinimąsi Sovietų Sąjungai, tai jokių būdų mes galim dabar tik tai svarstyti. Taip sakant, tai yra hipotetinis klausimas. Ir vienareikšmiškai pasakyti, kaip visuomenė būtų atrodžiusi kitaip, ar tikrai žymiai geriau, vieningiau, konsoliduočiau, mums vis tiek trūksta duomenų spręsti, ar ne? Absoliučiai. Tai man atrodo, kad apskritai alternatyvioji istorija jinai turėtų pasižymėti kažkokiais tai kryžkeliniais momentais. Ta prasme, tam tikri momentai, kuriuose iš tikrųjų ta alternatyva egzistavo. Ir jeigu mes kalbam apie 26 metų perversmą, ką aš mėginau pasakyti, tai ta alternatyva čia šioje vietoje yra tik tai viena. Jeigu perversmas jau vyksta, tai tada tos jėgos, kurios siekiama yra nuverti, jos gali priešintis. Tas gali pakeisti įvykių tėkmę. Kuria pusė vėl galim diskutuoti. Dabar jeigu sakom, kad demokratija išlieka, tai man atrodo, svarstant apie valstybės likimą 40 metų birželio mėnesį, turime mėginti iš tos demokratinės perspektyvos prieiti iš tų prielaidų, kurios tarsi mums leistų modeliuoti tą 26 metų situaciją. Tai aš galvoju, čia galėtų galbūt kažkoks toks svarstymas ir egzistuoti. Kitoje lemtingų istorijos posūkių laidoje svarstysime, kas būtų, jeigu 2004 metais Lietuva nebūtų įstojusi į ES ir NATO.